Sveiki visi, čia Alnas, šiandien žaidžiu Minecraftą, mūsų privačiame serveryje, išlikimą mūsų privačiame serveryje, čia geriau ne serijos bus, o epizodai tokie, taigi esu vienas su Mantu serveryje ir darysiu tokią mini serverio apžvalgą, tai savo Mantai. Labas. Ok. Tai norėjau parodyti tiesiog, kas mes šitam privačiame TLC serverį geriau nuveikti, taigi aprodysiu Mantų namą. Pirmiausia nuo Manto, paskui parodysiu seną Manto ir parodysiu savo, nes kol kas mes dėl jų dabar turim didžiuosius projektus, taigi Mantas šitą įsikūręs. Čia Manto, kaip pasakyti, tokios va fermos, čia va chikenų fermos, gerai čia atrodo josios, čia Manto sugarcanes fermos, kurias jisai augina, morkos, o melonų fermos. Ir atėjo jis mūsų pažįstamas į serverį, tai yra Mitko, bet tai čia tiesiog nėra, Mitko išėjo, taip, čia tiesiog mūsų pažįstamas, kuris taip pat serverį nelabai daug žaidžia, bet jis kartais ateina į savaitę. Ir čia Manto visi turtai, ką jisai turi. Palauk, goldas. Ką Mantas šį turi geriau, vat, ironas, goldas, visas stuff pasėmė. Pasėmė stuff. Gerai, toliau galiu dar aprodyti vieną vietą. Oh, fuck, naktis. Tuoj, man reikėtų gal įsijungti capslokas. Tuoj miegot. Jo, pasirašinėjom tiesiog su Mantu. Dabar galim bėgti, čia mano namas, bet prieš jį grįšiu gal dar spėsiu parodyti jau seną namą iki papasakosiu apie projektus. Taigi, čia senas Manto namas, kuris yra dabar parduodamas, taigi Mitko sakė, gal jį pirkti, bet, vargenis, tas Mitko tiesiog yra man toks pažįstamas inčivekas, bet jisai serverį beveik nešti. Parduodamas 4 armų arba 1 demantas, nes mes dabar viską demantais pagrinde pardavinėjom. Tai va, čia tiesiog tokie paprikolų, va, namukas iš tikrųjų čia daug vietos jisai neturi, tai va, tiesiog toks, tai kam tiesiog užsigūžus prastumt, tai pilnai gana ir manau vakaras jau po trupučiuką čia va tiesiog tokia, čia seniai niekas nesideda, nes žinau, fishindavom, daug žvejodavom, dabar jau kažkaip net tiek žvejojam ir panašiai. Tai va, tokia diela, tai jau, tai va, dabar einu jau pasižiūrėti į savo fermas, va tokius mano mini fermikis, šiaip tai dabar ten man viskas priklauso, ta Manto sena ferma. Miegot. Jo, einu miegoti su Mantu, jeigu dar leidžia, jeigu jau leidžia, tiesiog vienuolis po trupučiuką kyla, tai jau turėtų ir leisti miegoti. Tai va laukiam, kol Mantas irgi norės miegoti, nes lyg kad jisai nemiega. Tai geram visi miegoti. Ar jis dar yra serveryje, tai Mantas jau numigo. Taigi, dabar aprodau, kad su to pačiu savo namą. Taigi, mano namas ilgai statyčio jau nereikėjau. Čia itamai, šitie visi, kuriuos galvoju zombių. Kaip žodonės, kaip žinot, čia hard lygis. Tiesiog čia dabar nemokami daiktai. O dabar norėjau padaryti vieną tokį prikolą. Dabar bandysiu padaryti rūsį tokį kaip ir. Nežinau, kaip čia iš tikrųjų jį padaryti man iš tikrųjų, bet reikėtų rūsį pasidaryti, nes ten padėtume ir enchanting table tikriausiai ir iron net. Reikia iškepti mūsų ironą. Man tik reikės tik vieno ingoto, kad bent jau iškeptų, tai vat. Tiesiog čia toks bus kaip ir mūsų rūsys, jau galim netgi pradėti po trupučiuką jį ir nukapot. Tai bus toks mini rūsys, toks, nežinau, toks rūsiukas. Nežinau, šitaip gal dar biškai giliau reikėtų pikeksų. Va šitaip. Toks bus mūsų rūsiukas. Tiesiog viskas su pikeksu kasam, tai va tiesiog bus toks mūsų rūsys, kur mes čia įsirengsim. Žinoma, reikės torčių. Kaipgi be torčių, taigi kaip ateini čia, žinoma, reikės kitokius blokus įdėti, tai yra stone bricksai, o grindis padėsime iš paprasto cobblestone, tai... Wow, dungeon atradau. It's really in the dungeon, čia atrodo atimiausiu metu bus mūsų demontų šaltinis. Tikėkimės, nes atradau ne dungeoną, bet keivą.
kad man jis labai patinka, tai va taip, taigi čia padedam stone bricksus jau. Pagilinam, o man tas ties pas mane kažkur į namą buvo. Blemba, kaip man išėt, man reikia kopiečias pasidaryti, žinoma, kaip įlipti į tą rūsį. Taigi medžio trūksta, turi medžiau. Blemba, nemoku šit medžiau. Gal man tas turėsi iš jo paskolys. Ne tik pagalių, nes darysiu kopiečias. Ok. Tai daug pagalių. Ok, tai laukiu komandas pagalių. O. Ačiū. Wow. O čia tai gerai pasiėmusi paskui šitus vėliau. Tai vat, man tas kaip klėstimės biskį šitam privačiam serverį, veržimės kaip galim, man tas yra ūkininkas, aš toks pusiau statybininkas, tai artimiausiu metu žinau, kaip žadėjau, kad išdygs biblioteka, tai jinai ir išdygs, ok, čia reikėtų biškį diržtą paimti, lemba, tai turiu pilną inventorių, kaip mane labai tai užknisa, kad turiu pilną inventorių, tai jo, čia viskas tiesiai būtų iš stone bricksų. Jo, viskas čia į stone bricks reikėtų padaryti, šitą visą nulipimą į čia, tai stogelį, tą kaip ir padaryti tokį, o šičia iš stone bricks. Kaip kitaip, lemba išmetė antivirusinę man kažko. Tai va, čia reikėtų taip vaikas, šitaip, didelio rūsio aš nenoriu darytis, nu kol kas, tai blemba, koks aš debilas. Paskui tas rūsys bus tiesiog visas įformuotas. Tiesiog dabar aš iškasiu jį ir šiek tiek pasitvarkysiu, nes kas mane sumantų, ten reikia pasidarysim kasyklą tokią mūsų, tai šiek tiek aprodžiau serverį jums, kaip matėt, kad jums aprodžiau šiek tiek serverį mūsų, šitus gal net nereikalingas jo. Ok, šičia, blema, neužteks tų stone bricksų, tai tiesiog reikės paskui įsikepti man juosius. Blema, gal čia reikėtų didesnės tas rūsis daryti. Nes stone bricksų čia reikės paprasto cobblestone, tai tiesiog, blema. Matot, kad aš nusipirkau serverą Scorpion PvP. Nedaug kainavo, 10 litų. Tai va tiesiog toksai mūsų serveris, kuriame mes dar biškį klesti. Jo, kuo galim, kaip sakant, tuo verčiamės. Man tas, kaip sakiau, ūkininkas, aš statybininkas. Darau visokius tokius ir mineriai. Abu dar turim bendrą profesiją, kur mes mininamės. Ir gana dažnai. Taigi iškasu tą didelį rūsį, čia tiesiog reikės čiųjų stone bricksų, tai mes tiek jų neturim daug, tai reikės daug iškasti cobblestone, taigi tokį rūsį pasidarom mini. Ir na, tai įdedu kopiečius ir dabar, manau, jau eikim iš čia, iš mūsų dabartinio rūsio, kur čia reikės viską aptvarkyti. Kitam video jau matysite, kad mes gerai apsitvarkė, taigi ačiū, kad žiūrėjot, nepamirškite paspausti like, subscribe ir atsisveikink manti. Taigi, man tas su jumis atsisveikins. Visi. Jo, taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti like, subscribe. Sėkmės.